Mitai, faktai, klaidos ir patarimai apie akmens vatą. Už mano nugaros karavano siena, kuri jau buvo pilnai apšiltinta. Tačiau dėl mano neapdairumo, neapsiskaičiavimo, dėl gamtos sąlygų neįvertinimo arba bendrai paėmus dėl mano klaidų, ją reikės šiltinti iš naujo. Taip, tai galima vadinti nesėkmę, feilu ir daug kas tikriausiai jį nutilėtų. Bet aš čia matau galimybę pasidalinti informaciją. Galimybę pasidalinti žiniomis, kurias įgijau būtent savo klaidų metu. Praėjusią savaitę dalyvavau Rockwool fasado šiltintojų mokymuose ir labai daug informacijos gavau tenais. Tai šiandien pasistengsiu panaudoti tuos du faktorius, tai yra padarytos klaidos ir mokymuose įgyta informacija ir sulipdyti į vieną epizodą, kad gautumėte maksimaliai koncentruotą info apie tai, ką reikia žinoti apie akmens vatą. Pradžioj pasakysiu tai, ko tikriausiai nežinojot. Akmens vata gaminama iš akmens. Gerai, šitą jūs tikrai žinojot, bet labai įdomu, kaip ji yra gaminama. Tai labai įdomus momentas, kad akmens vatos gamyba labai panaši į cukraus vatos gamybą. Vienoje pusėje turime cukraus vatą. Tai pilamas cukrus, jis ištirpinamas, tuomet sukamas ir sukant jį išdžiūsta, bet džiūsta ne lašeliais, o plaušais. Ir tada tie plaušai sukami į vieną ir turim didelį cukraus vatos ritinį, kurią, tiesą sakant, jau labai seniai valgiau. Bet ne apie tai. Kitoje pusėje mes turime akmens vatą. Lygiai taip pat, kaip naudotas cukrus, naudojamas akmuo. Kaitinamas iki berods 1500 laipsnių, išlydomas. Tada ta lava yra pilama, sukama ir sukant tie lašeliai lavos skrenda, išsitempia ir sudžiūsta. Taip gaunamas plaušas, kuris yra labai panašus į cukraus vatą. Tuomet tie plaušai yra spaudžiami, presuojami, pjaunami ir galiausiai turim produktą, keliaujam prie esmės. Tai yra mitai, faktai, klaidos ir patarimai apie akmens vatą ir šiltinimą ją. Mitas numeris 1. Akmens vata sugeria vandenį ir praranda savo savybės. Vata esanti prieš jūsų akis visą žiemą buvo atidengta. Ir kaip matote, ji ne tik, kad nėra šlapia, ji visiškai sausa. Tad vata pati iš savęs negeria vandens, o net jeigu jūsų kaimynas jūs užpiltų, vata puikiai vandenį išgarins. O štai šis vatos gabalas visą žiemą gulėjo ant žemės. Po sniegu, po lietumi. Ir kaip matote, tik jos viršus yra šlapias, o viduje ji net nėra permirkusi. Todėl drąsiai galima teigti, kad vata esanti konstrukcijoje net ir sušlapusi, drėgmė išgarins ir nepraras savo savybių. Mitas numeris 2. Akmens vata per laiką susėda. Tai visiškai netiesa, nes tinkamai sumontuota vata nesėda. Susėsti gali dėl to, kad buvo atpjauta per siaura arba palikti per dideli tarpai. Mitas numeris 3. Akmens vata kenkia sveikatai. Sumontavus vatą nėra jokio kenksmingo poveikio sveikatai, tačiau ją montuojant, žinoma, reikėtų naudoti apsauginę veido kaukę, marškinėlius ilgomis rankovėmis ir pirštinės dėl ore sklandančių dulkių. O jei jau montuosite vatą plikomis rankomis, tai būtinai nepamirškite paskui rankas nusiplauti. Pirmiau šaltu, o vėliau šiltu vandeniu. Mitas numeris 4. Akmens vata tinka tik patalpų vidaus šiltinimui. Sunku net pasakyti, iš kur atsiradė šis mitas, bet jis sklando. Ir jis yra visiška netiesa. Vata tinka įvairiausių skirtingų fasadų šiltinimui. Tarę mitus galime perėti prie faktų apie akmens vatą. Taigi faktas numeris 1 apie vatą yra tai, kad ne pati vata iš savęs kaip medžiaga atlieka šiltinimo funkciją. Visas vatos fenomenas yra tas, kad vatos plaušai yra labai maži, tačiau didelio tankio. Ir oras susidarantis tarp tų vatos plaušų ir sukuria tą šiltinimo efektą. Antrasis faktas, kad vata yra A1 degumo klasės, tai reiškia, kad jinai yra labai atspari ugniai. Trečiasis faktas apie akmens vatą yra toks, kad apšiltinant pastatą vata, jūs gaunate ne tik šilumos, bet ir puikią garso izoliaciją. Ketvirta, ji yra labai laidi garams. Penktasis faktas apie akmens vatą yra toks, kad ji puikiai prisitaiko prie nelygių paviršių. Aptarėme dažniausius mitus, pakalbėjome apie faktus,
O dabar pakalbėkime apie klaidas montuojant akmens vatą ir patarimus, kaip tų klaidų išvengti. Vata negali būti suspausta per stipriai. Suspaudus vatą mažėja jos storis. Taip pat mažėja ir oro esančio tarp plaušų ir taip mažinama šiluminė vatos varža. Norint išgauti maksimalų vatos efektyvumą, negalima palikti didesnių tarpų nei 5 mm. Atlikus termoizoliacinius bandymus yra nustatyta, kad tarpai mažesni nei 0,5 cm neturi jokios reikšmingos įtakos šiluminiai pastato varžai. Tačiau didesni tarpai turi įtaką tiek šiluminiai varžai, tiek ir vatos standumui. Paliekant per didelius tarpus, su laiku vata gali susėsti. Tačiau gera žinia ta, kad visus tarpus galima užpildyti tą pačią akmens vata. Labai svarbu atsipjauti vatos matmenį tinkamai. Ir čia mes grįžtame prie fakto, kad netinkamai sumontuota vata, tai yra super dideliais tarpais, laiku bėgant gali susėsti. Nepaisant to, kad jūsų vata bus sumontuota idealiai, viską gali sugadinti netinkama garo izoliacija. Garo izoliacija, žinoma, yra įrenginėjama pastato viduje ir prie šio etapo mes dar prieisime ir apie jį aš tikrai pakalbėsiu, tačiau labai svarbu pastato sandarumas. Labai dažna problema, kad montuojant įvairiausius ortakius ar komunikacijas, tos vietos nėra pakankamai užsandarinamos. Ir dar viena klaida tai yra netinkami sluoksnių persidengimai. Dažnai yra sakoma, kad lapai turi susikeisti tarpusavyje, kad siūlės nebūtų vienoje eilėje, kaip matote čia. Tačiau atliktų termoizoliacinių bandymų metu nebuvo pastebėta reikšmingo pokyčio sukeičiant arba nesukeičiant vatos lapų. Nepaisant to labai svarbu, kad antrasis vatos sluoksnis užeitų ant statramsčių. Nes vėlgi, tų pačių termoizoliacinių bandymų metu buvo pastebėta, kad didžioji dalis šilumos yra prarandama būtent per pastato konstrukcijas, kurios neuždengtos vata. Tokie yra pagrindiniai ir baziniai dalykai, kuriuos reikėtų žinoti apie akmens vatą. Keletas papildomų dalykų, tai nepamirškite vatos pjauti geru aštriu peiliu, kad vata būtų atpjauta, o ne tiesiog išplėšta. Kitas labai svarbus momentas, tai yra ne visai susijęs su vata, bet labai svarbus išsaugoti ir išlaikyti vatos efektyvumą ir šiltus namus, tai apsauga nuo graužikų ir vabaliukų. Vata yra minkšta, šilta ir kiekvienas iš jų čia mielai įsikurtų sau lizdelį. Mūsų darbas užtikrinti, kad tai neįvyktų. Pro medinį statramstį pelė neprasigrauž. Ramu. Tačiau, kuomet įrengėte fasadą, čia yra ventiliacinis tarpas. Ir pro apačią peliūkštis įlys, o tada čia jau prasigrauž ir gyvens. Kad to nevyktų, būtina pritvirtinti metalinį tinklelį iš apačios, va taip užtikrinant apsaugą nuo šitų gyvūnėlių. Ir apskritai visur, kur galėtų įlysti vienas iš šitų gyvūnų, jūsų darbas yra užtikrinti, kad tai neįvyktų. Kalbant apie karkasą, kaip ir viskas aišku, vata yra ko gero geriausias pasirinkimas. Tačiau neretai šiltinant mūrinius, betoninius ar kitų konstrukcijų pastatus sakoma, kad vata nėra tinkamas elementas, daug geriau yra polisterolis. Ir galima juos palyginti. Taip, polisterolis neretai yra pigiau. Tačiau yra keletas momentų. Pirmas momentas tai yra tai, kad ir su vata galima šiltinti betoninius mūrinius pastatus. Vatą galima net naudoti šlapiam fasadui, tinkuojamam fasadui. Tam yra specialių vatų. Ant fasado apšiltinto vata galima net ir klinkerį klijuoti. Taip, tai ne mitas, tai faktas. Taip pat tikriausiai esat ne kartą matę apšiltinus fasadą polisteroliu. Pavasarį matosi visos siūlės, kur buvo polisterolio lapo jungimai. Taip atsitinka dėl to, kad polisterolis nėra laidus garui, o mūras, betonas yra pakankamai laidus. Taigi mes turime drėgmę iš pastato, kuri negali išeiti pro polisterolį. Dėl to jie yra tarp sienos ir polisterolio. Teoriškai ta drėgmė šiltuoju metų laiku turėtų pasišalinti. Tačiau jei tai nevyksta, kitais metais turim dar daugiau drėgmės, kuri tikėtina vėl nepasišalins. Ir tokiu būdu galim turėti problemų. Su vata šitų problemų tikrai nebus. Kitas mano manimu turbūt pats svarbiausias momentas su vata tai yra būtent jos nedegumas. Deja, bet nelaimė nutinka ir tikrai matom neretai, kaip pastatas akise supliška. Tai polisterolio efektas.
Nenoriu stigmatizuoti, bet šituo atveju vata jūs tikrai smarkiai apsaugo. Būtent tas sukeitimas vatos lapų ant fasado, ant karkaso, apsaugo jūsų karkasą 2 valandas, kad jis nesudegs. 2 valandas vata visiškai nėra degi. Paskui ten jau prasideda kiti procesai. Tai per 2 valandas gali labai daug įvykti. Per 2 valandas gali atvažiuoti ugniagesiai, per 2 valandas gali savo jėgomis pašalinti ugnies židinį. Tai yra svarbu. Ir apie tai reikėtų pagalvoti. Tad ne visada pigiau yra pagrindinis momentas, dėl ko reikėtų rinktis tam tikrą žaliavą. Na taip, yra montavimo elementai, kas yra paprasčiau, kas lengviau ir taip toliau. Tiesiog norėjau pakalbėti apie šios skirtumus, kurie, man atrodo, yra pakankamai svarbus. Tikriausiai tiek šiam kartui. Nesiplėsiu į skirtingus fasadus ir skirtingas vatų rūšis, tik norėjau pakalbėti bendrai apie pačią akmens vatą ir apie bazinius dalykus. Mano nuomonė, vata yra labai draugiška medžiaga dirbti pradžiamoksliam arba savamoksliam. Ji atleidžia tam tikras klaidas, tačiau yra momentų, kuriuos būtina užfiksuoti ir klaidų, kurių būtina vengti. Laikantis šitų bazinių taisyklių, tikrai galima fasadą apsišiltinti patiems. O pabaigai norėčiau pridurti, kad nėra tokio dalyko kaip bloga medžiaga. Yra tinkama arba netinkama. Ir yra tinkamai arba netinkamai sumontuota medžiaga. Ko gero šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jei patiko, žinoma, paspauskite patinka. Jeigu turite pastebėjimų, mitų, kurių neaptariau, arba taisyklių, kurių reikėtų laikytis, kurių neaptariau, arba klausimų, kuriems kyla, rašykite jos komentaruose. Taip pat, jeigu patiko, paspauskite hype mygtuką, tai padės šiam vaizdo įrašui pakilti į aukštesnį reitingavimą ir būti pamatytam platesnės auditorijos. Man tai svarbu. O galiausiai subscribe mygtukas, kad nepraleistumėte kito epizodo. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.